Sveiki visi, su jumis man Kimba ir šiandien mano ir Manto rankose yra Light klasės spinningai ir garsioji Karolinos sistema. Taip, pavasaris tai toks metas, kai ešeriai pradeda aktyviai maitintis ir mes su Mantu aptikome tą puotą, kur ešeriai skalpojo viską. Tad pažiūrėkit viską, nes yra tikrai daug naudingos informacijos. Na, o pradžiai apie sistemėlės. Kaip matot, naudoju Karolinos sistemą. Jis susideda iš labai paprastų komponentų. Tai realiai svarelis kulka, toliau eina biseris, na ir pavadėlis su kabliuku bei guminuku. Išsamiau apie ją, tai eina pagrindinis valas, jeigu jau matosi. Vėliau nedidelis suktukas, prie jo tvirtinasi fluorokarbonas, tam, kad jisai nesusidrožtų nuo šitos kulkos, na ir nuo įvairių kliuvinių esančių vandens telkiny. Taip pat dar galima uždėti stoperį, jeigu jūs nenorit, kad svarelis lankėtų per visą valą. Ir taip reguliuoti svarelio slankėjimo ilgį. Už šito gražaus karoliuko tokio blizgančio yra tvirtinamas vėlgi suktukas. Nuo suktuko einantis fluorokarbonas 0,18 mm storio yra maždaug apie 50 comų, nes visgi žvejojame stovinčiame vandenyje. Na ir nėra poreikio, o kur srovė yra tenais, tiesiog pats masalas dar žaidžia su srove. Todėl pavadėlis gali siekti ir metrą, ir daugiau. Naudoju 4 numerio ofsetinį kablį ir Tioga iš AliExpreso. Pintukas stovi taip pat iš AliExpreso, kur pirkau ir dariau beje apžvalgą apie jį. Pats spinningėlis tai yra Light klasės spinningas Favorit Bluebird iki 12 gramų ir jo ilgis 1,98 cm. Taigi, pradedam. Pagausiu. Op. Nu, pirmas kibimas. Va, 5 cm Tioga valdo. Va, toks ešeriukas. Pilnas ikrų, keliauja. Kaip matot, valas iš šaliko puikiai meta, tad nereik bijot. Ei, kažką kabinau, kol krito. Labai didelė žuvies koncentracija šitam kanale. Kai džigauju, kuojam per nugaras trankai ir būna atveju, kad pasikabina už šonų. Bet mūsų tikslas ešeriai, o ešerių čia irgi daug. Standartinis dydis apie 100 gramų ešeriukai tokie, sukramtę pilnai. Ešeriai po žiemos išalkę, skalpoja viską, būna, kad nuo gumos nukanda uodegą, tai jokio skirtumo. Be uodegos irgi kimba. Kalbant apie pravedimą, tai jis labai paprastas. Realiai pavasarį žvejojant didelėje ešerių koncentracijoje pravedimas nėra labai svarbus. Galima tempti tiek tolygiai, tiek tampant, bet aš pastebėjau, kad tinka šiandien tampimas, nes visgi Karolina yra su garso efektais. Svarelis trankosi į tą karoliuką ir kelia garsus, kurie vilioja ešerius. prie pat kranto. Nu, kaifas. Oi. Matėt, kažką gerą buvo įsodinęs. Greičiausiai tai buvo kuoja. Čia yra tikrai labai daug žuvies ir plūdininkai bei žmonės žvejojantis feederiais puikiai gaudo baltą žuvį. Na, o mes su spinningėliais puikiai gaudom ešerius. Na, dar vienas ešeriukas. Jums tikrai turėtų girdėtis, kaip barška kulka į karoliuką stiklinį. Beje, pamiršau paminėti, kad čia yra 3,5 gramo kulka. Kodėl 3,5? Nes tai yra optimalus svoris, kuris naudojamas žvejojant tokiuose telkiniuose iki 3 metrų. Aišku, žuvėdra, raminkit.
Va juda švendrai. Kuojų belenkai masės. Ir tarp tų kuojų ešeriai sėdi. Būna kartais net neprasimuši tarp tų kuojų. Atrodo svarelis nukrito, o žiūri, kad ten už kuojas užsikabinęs kažkur plaukia. Va, kaip mato, tokie va patimčiojimai. Labiausiai šiandien vilioja ešerį. Na ir manau pavasarį, kai ritasi daug žuvyčių visokių ir daug vabzdžių, tas timčiojimas labiausiai imituoja tos visokius gyvius. Nes visokie smulkus organizmai juda staigių judesių pagalba. Turiu ir kažkas gražaus. Ai, už šoną čia pakabinau kokį karšį. Stobalį. Ai, nu vakuoja, vaikšto. Už žopas. Nu, šaunuolė, pati atsikabinu. Kas čia dabar? Net nedariau pakirtimo, tiesiog tokį, žinai, pakelimą lengvą. O! Geras. Nu, man tai kimba be sustojimo ant keitechų. Pažiūrėkim, kaip man ant AliExpressinių gumų. Nenervuok. Pas mane irgi. Valio. AliExpressas veža vėjuos keitech. Visi tokie nedidukai. Bet labai jos smagus. Kaip sezono atsidarimui, manau, labai gerai. Atsikabino. Bet kuojų tai žiauriai daug. Atrodo, čia visas vanduo. Va, kabinau kuoją ką tik. O, va, vėl kuoja buvo, jeigu matėt. Žuvies belenkai. Ir dar matau plūdę kažkieno. O, turiu. Čia kažkas stambesnio. Raudę. Didelė. Nu, suvalgė gumą. Va, matot, AliExpressas gaudo. Ne, juokauju. Manau, dabar, kai žuvis aktyvi, ją galima pagauti ant bet ko. Einu pasiimt plūdę. Ciašla kabo. Nu, va, plūdytė gera, pasiimsime. Vėjas visiškai nurimo. Dabar kaifas gaudyt. Nu, va, mantas toliau skalpuoja. Kaip matot, visą žvejybą pravedėm vienoj vietoj. Nes kam keisti vietą, jeigu radom būrį ešerių. Aišku, nedidelių, bet jų yra daug. Tad neapsimoka mest kelio dėl takelio. Taigi, štai tokia pilna ešerių žvejyba buvo šiandien. Tikiuosi, jums video buvo naudingas. Statykit laikus, komentuokit, subscribinkit. Na ir sakau, iki greito. Iki.